Programų instaliavimas FreeBSD operacinėje sistemoje. Yra keletas būdų suinstaliuoti programas FreeBSD operacinėje sistemoje. Vienas iš populiariausių būdų yra naudotis portų kolekcija. CD UZR kataloge einam į jį, yra katalogas ports. Tame kataloge yra programų grupės. Pavyzdžiui, suinstaliuokim naršyklę. Links populiariausia links naršyklė. Taip, jinai yra www kataloge. Taip ir links. Čia yra failai. Instaliavimas iš portų yra vykdomas naudojant komandą make install clean. Ir spaudžiam enter. Programa susisieks su savo serveriu gamintojo puslapiu per internetą. Aišku, tokiu būdu diegiant programas būtinas internetas, parsisiųs reikalingus failus ir automatiškai diegs. Daugiau nieko mums nereikia spausti, nereikia komandų rinkti. Tai yra geriausias būdas, nes iš karto atsinaujina visos programos, nes internete programų gamintojų puslapį yra padėtos pačios naujausios versijos su ištaisymais, o kompaktuose ar kažkur kitur gali būti ir šiek tiek senesnės versijos. Vyksta diegimo procesas. Priklausom nuo programos, tas diegimas gali užtrukti keletą minučių. Kuo didesnė programa, tuo daugiau laiko užtrunka diegimas. Taip, programos paleidžiamos tokia pat komanda, koks yra jos pavadinimas. Dabar mes instaliavom links naršyklę, tai programa paleidžiama surenkant komandą links. Programa pasileidžia. Jeigu programa nepasileidžia, tai yra komanda rehash, kuri yra skirta būtent perkrauti visiems servisams sisteminiams, kad programos operacinės sistemos visos programos susidėliotų iš naujo ir būtų atpažįstama komanda. Tarkim, komanda links.
Kai kurios programom to nereikia, bet kai kuriuom reikia. Taigi tą komandą RH reikėtų žinoti, kuri reiškia, kad būtent atnaujinamas visas sąrašas ir programos tada pasileidžia. Taip, kitas būdas yra persimautinam kompaktą. Taip. Taip, ir einam katalogo kompaktas. Ten yra keletas bylų. Jeigu yra plėtinys TBZ, tai reiškia, kad tos programos gali būti diegiamos naudojant po komandą pkg add ir nurodant būtent komandos, tai yra programos pavadinimą ir versiją. fget. Programa pasileidžia, tik tiek, kad čia reikia, trūksta kažkokios bibliotekos, bet bent jau programa pasileidžia. Lygiai taip pat galim suinstaliuoti kitą programėlę. Get. Taip. Čia trūksta bibliotekų, tas bibliotekas reikėtų prinstaliuoti. Bet bent jau programos, sakykim, pasileidžia. Kitas būdas – naudoti sys install komandą. Taip, toliau yra konfigūrė, packages. Ir čia galima nurodyti ar iš kompaktinių disko, ar iš FreeBSD serverio pasirinkti būtent programas instaliuoti. Dar vienas būdas yra parsisiųsti archyvą. Taip, ir tarkim dabar mes parsisiųsim archyvą, dargz ir turim ir jį galima iš jos instaliuoti. Tai pirmiausiai reikia nusikopijuoti iš kompaktinio disko, tarkim, grep, reikia nukopijuoti į donatas. Tai įeinam į donatas, taip yra grepas išarchyvavimo, jį reikia išarchyvuoti, ar išarchyvavimo komanda tar -x -z-f, šitas grep, taip yra katalogas grep, įeinam į katalogą grep. Taip, kai iš archyvo išskleidžiam ir norim instaliuoti, yra naudojama tokia komanda, taškas, pakreiptasis brūkšnys, konfigūrė. Ir palaukiam, kol sukonfigūruos binarinius failus. Ir tuomet, kai konfigūracija baigta, make install clean. Naudojama ta pati komanda. Ir palaukim, kol bus instaliuota pasirinkta programa. Programa suinstaliuota. Pasileidžia, dabar tik tai, aišku, mes naudojamas reikia tikslaus adreso, ką norim parsisiųsti, nes grep komanda yra skirta parsisiuntimui.
aptarti visi būdai programinį įrangą instaliuoti FreeBSD operacinėje sistemoje.